Sveiki visi, esu renginių vedėjas Haroldas Urbonavičius ir norėčiau šiek tiek prisistatyti. Tačiau tai darysiu ne pats, o jūs pamatysite trumpą video iš mano klientų atsiliepimų. Žiūrim. Pirmas klausimas. Kaip jums patiko pačios šventės vedimas ir eiga? Man tai viskas buvo super. Viskas patiko, viskas buvo gerai, mes jokių didelių pageidavimų neturėjom. O visą šventę ėjo, tai be jokių nesklandumų, viskas buvo sustyguota, padaryta. Šiaip nieko nereikėjo rūpintis, ten kažką galvoti, kur ką paimti, kur ką padėti, viskas kažkaip natūraliai. Galėjom atsipalaiduoti ir tiesiog mėgautis šventę. Tai viskas buvo labai gerai, buvo 100% apsitartas scenarijus nuo pradžios iki pabaigos, ką norėjom, ką pasiūlė pats vedėjas ir tiesiog buvo atsižvelgta į mūsų norus ir patiko tiesiog. Iš pirmo žvilgsnio man patiko. Buvo žiauriai linksma, faina ir smagu. Viskas sklandu, su gera nuotaika. Šiaip labai gerai, man atrodo, suplanuota, viskas buvo tokie intarpai buvo smagus, kad iš tikrųjų didelį dėmesį skyrė mums kaip jaunavedžiams, bet ir svečių nepamiršo, tie žaidimai. Šiaip viskas šauniai puikiai organizacijos. Tai viskas iš tikrųjų buvo labai gerai, toks aukso viduriukas, nei per daug, nei per mažai, viskas ko reikia, kaip reikia, tose vietose, kur reikia. Žodžiu, sakyčiau, turbūt net praėjo geriau, negu mes galėjom tikėtis ar planuoti.